Antroji pamoka – diskusija. Ir žinot, kai pakviečiau šitas mokytojas dalyvauti diskusijoje, tikrai raginau ir apie ką pakalbėti. Nes visada iškyla klausimas, jeigu yra tiek pamokų, ar bus etatas, nors dirba jos be galo daug, iššūkių patiria labai daug. Tai yra diskusija su pradinių klasių mokytojomis apie pradinį ugdymą. Kviečiu ateiti ir padiskutuoti Vilniaus žemynos progimnazijos mokytojas Rasa, Ramunė ir Inga. Ateikite čia. Taigi prasideda antra pamokos dalis. Džiaugiuosi, kad dar yra šalančių, bet vis dar kenčiančių, laukiančių mokytojų, pasiruošusių pamokai, klausytis, kažką sužinoti, išmokti ir po to būtinai veikti. Ir naudodamasis progą perduodu linkėjimus einantiems iš Kauno ir Rumšiškės, laikykitės. Kviečiu visus, kurie gali, kurie yra namie, nedarbe, galbūt arčiau einančių prisijungti prie jų, palaikyti juos. Ir dar kartelį pristatau, kad šiandien pakalbinsime Vilniaus žemynos progimnazijos mokytojos Ramunę Valinskienę, Inga Mameniškienę ir Rasą Zabelskienę. Man pasisekė, nes mokau vaikus nuo 5 iki 8 klasės, bet kai ateina pas mus baigė tas 4 pradinės klasės 5-okai, mes sakom, dieve, jau tos pradinukės, tai jom dvigubai daugiau negu mums reikėtų mokėti. Tai jūs papasakokit už ką, kaip jums sekasi ir kas nesiseka ir kodėl. Labadiena, labai smagu matyti tiek daug draugų aplinkui, nes mes iš tiesų esame ne tik mokytojai, bet mes esame ir draugai. Gal truputėlį noriu papasakoti prieš 30 metų, kas buvo. Iš tikrųjų, ruošiausi tapti medikė, turėjau 2 svajones, gydytoją ir mokytoją. Ir tėtis, be galo gerbdamas savo mokytojus, padarė didelį įtaką ir pasakė, vaikeli, rinkis mokytojo profesiją. Visada būsi pagarboj, visada būsi mylima ir paliksi vaikuose pėdsakus. Aš pasirinkau mokytojo darbą. Dirbu 30 metų ir 30 metų gyvenu laukime, o kadagi bus geriau. Iš tikrųjų, mes pradinių klasių mokytojai susidurėme su labai dideliais iššūkiais ir tie, kas turi pradinukus, tą puikiai žino. Kasgi pirmiausia? Pirmiausia, mums labai sunku susirinkti etatą, tai yra tas 36 valandas. Mes galime turėti vienais metais 20 valandų, kitais 21, o galbūt 19. Ir tada tu supranti, kad tu net neturi etato, nors tu turi 25, 6 vaikus ir dar daugiau, tikrai žinau. Ir kas tada mums belieka? Mums belieka imti darbą. Pailgintos dienos grupę, nes dirbti už 900 arba už 1000 tai yra tiesiog pasityčiojimas iš mūsų darbo. Konkrečiai mes ateiname į darbą maždaug po 7:15, aš, pavyzdžiui, taip ateinu, nes šiemet turiu pirmokėlius ir tėveliai atveža daug vaikų tikrai ganėtinai anksti. Tai aš juos turiu pasitikti, aš jų negaliu įleisti tuščią tamsią klasę. Turi būti tas mokytas, kad vaikui būtų drąsiau. Na ir prasideda maratonas, kuris baigėsi, 4 valandą po pietų, tai yra 16 valandą. Ir aš atvirai pasakysiu, nėra niekam pertraukos apie kavos gėrimą, kaip kai kada tėvai mums pasako. Tai ką jūs ten kavą geria, tai ką jūs ten 1 valandą išeinat, žinot, verkti norisi, nes atvirai pasakysiu. Šiemet turiu 25 pirmokėlius, vienas iš jų yra labai didelių poreikių. Aš negaliu išeiti nei minutį. Ačiū Dievui, kad mano didelių poreikių vaikutis turi mokytojo padėjėją, kuri neatitraukia nuo jo akių, bet mums irgi jau visko kliuvo su ją. Ir kai pradedi dirbti, tai mokytojai žino, kaip aš sakau, nėra net laiko nueiti į karalystę tam tikrą.
ne? Apie kitus dalykus nekalbu. Tai yra ir gydytojas, ir mokytojas, ir psichologas, ir valytojas, ir tvarkytojas, ir kas tik tai nori. Tai iš tiesų pradinių klasių mokytojas, negali 21 valandą turėdamas neturėti etato, o dirbti neatitraukdamas akių ir rankų nuo savo vaikų. Todėl būtina peržiūrėti etato sandarą, tai vienareikšmiškai mažinti mokinių skaičių. Jeigu jau turėjo būti 24, tai kodėl dabar yra 25 vaikai, kodėl yra dar 26? Tai yra, tiesiog neteisinga mūsų atžvilgiu. Labadiena, mano vardas Ramunė, šiek tiek raselę sugrąžino į laiko mašiną, nusikėlėm į praeitį prieš tuos 30 metų turbūt, kai stojom į Šiaulių pedagoginį institutą, tuomet tik tai tenai kepė pradinių klasių mokytojus. Tai pagalvojau dabar, buvo konkursas 6 į 1 vietą. Tai matyt, tada taip veržėsi visi arba iš idėjos, mes tiesiog jau iš savo klasiokių net 5 norėjom tapti pradinių klasių mokytojom. O kas dabar? O kur dabar jaunimas, kurie veržėsi į tas pradinių klasių mokytojas? Deja, nėra. Tai dar pasinaudosiu progą, labai noriu pasidžiaugti, visi mes mokam pradinukus asmenuoti, tai vakar įkvėpta tos dienos, kad galėtumėm paasmenuoti dabar. Taip, aš vakar ėjau, tu vakar ėjai, ji vakar ėjo, mes vakar ėjome, jūs vakar ėjote ir jos ėjo, tie, kurie netingėjo. Kitą kartą kviečiame prisijungti, palaikyti, žinokit, svyra rankos, kai mūsų vis mažėja, nepasiduokim, būkim iki galo. Šiaip aš net pasirašiau, kad turi vyriausybė prisimti atsakomybę, tęstinumą ir tiesa turi būti visą laiką visur, visose įstaigose, net ir toje politikoje. Tai tiek. Tai va, beeidamos vakar, ties 35 kilometrų pasidavėme į kalbinėjimą, va šiandien pasisakyti. Tai, nežinau, mes su merginom, su moterim ir kalbėjome, bet tai ką mes čia galime naujo pasakyti? Ko jūs nežinote? Viską jūs žinote. Bet antrindama Rasai, jaučiam tą neteisybę iš tikrųjų, turbūt nelabai visi žino, net ir dalykininkai mokytojai nežino, kad turėdami 21 valandą mes tikrai netitraukėme akių, bet mūsų etatas nesusidaro. Mes visą laiką, turėdami 21 valandą, mes esame klasės vadovai ir prilyginami kaip klasės vadovai ir kaip dalykininkam. Mes privalome vesti klasės valandėlės, bet mūsų klasės valandėlė yra kiekvieną mielą pertrauką. Kiekvieną mielą pertrauką kažkas susipyksta, susimuša, apsivemia, nežinau, visokių kuriozinių situacijų atsitinka tam pradinių klasių mokytojai. Ir manau, kad truputį neturėtume būti sulyginami ir statomi ant vieno laiptelio. Tarkime, dabar mums yra suteikta galimybė, ne galimybė, o prievolė vesti informacinių technologijų pamokas. Tai mes visai neblogus mokymus gavome, turėjome galimybę mokytis, tikrai sąžiningai mokėmės, bet pasijutome staiga, kai plaukikai tuščiame baseine. Dalykininkams kažkodėl tai vyresniems vaikams kelia klasę į 2 dalis, o mes su tuo turnoku atėję į kabinetą, susodinę juos prie kompiuterio, jie net jo įsijungti nemoka, jie dar skaityti nemoka, bet mes dirbame su visa klase ir tai yra normalu. Nagi mokytojai viską gali, o pradinukai gali gal daugiau. Ir žinot, aš dabar klausydama tas 2 savaitės būdama streike, pagalvojau, kad žinot, mes turbūt darom labai didelę paslaugą jauniems žmonėms, tiek daug kalbėdami,
kad mokytojas turi turėti pašaukimą. Girdėjau, tikrai? Mokytojas turi turėti pašaukimą, ar žmogus turintis bendražmogiškų savybių, nebūtinai mylintis vaiką. Jisai turi tik tai jį gerbti ir ar negali būti geras matematikos mokytojas, fizikos mokytojas, net ir pradinių klasių mokytojas. Ir aš manau, kad mes gal neužsižaiskime su to pašaukimu. Kodėl Suomiai taip veržiasi tapti mokytojais, jie visi turi pašaukimą? Turbūt ne visi, jie tiesiog turi, kaip čia politologas sakė, jie turi tik tai geras sąlygas ir kaip ten sakė, kad albudaris verda alų ne dėl to, kad mes pavalgytume. Tai ir mokytojas norėtų mokyti. Yra toks pats žmogus be aureolės, nori ir linksmintis, ir keliauti ir kažką patirti. Tai jo. Aivarai, mūsų beveik klausinėti nereikia, mes kaip užsivedėm, tai ir nebegalim sustoti. Tai aš tiesiog noriu paklausti, matau, daug mūsų kolegų yra čia, bet ar yra būtent pradinių klasių mokytojų? Yra ir daugiau turbūt matau, bet ne visi gal išgirdo. Mūsų truputėlį tikrąją tą žodžio prasme užsiutino atnaujintos programos. Iš tikrųjų, mes nematom jokios prasmės, kam buvo sugalvota pasaulio pažinimą išskirti į visuomeninį ir gamtamokslinį ugdymą. Kam atskirti dailę ir technologijas? Mes esam pradinukai, mums sunku atskirti, mes integruojam viską viename. Kas čia plauna pinigus ar ką darom, nežino mes, bet mūsų galva to nereikėjo daryti. Dirbam pagal seną vadovėlį, kuriame parašyta pasaulio pažinimas. Tai kas čia blogo? Kodėl reikėjo dabar? Kam čia reikia naujų vadovėlių dabar reikia? Per daug mes lėšų turim. Tai gal nežinot, gerbiamas ministrė, kur jų trūksta, jeigu jūs ten kišat ne ten pinigus, kur reikia. Tai va, aš labai pikta. Kas mane palaiko? Taip dabar Arūnė irgi prakalbo, iš tikrųjų pikta ant ministro ir ant visko. Buvo sukurti pradinukams keli tinklalapiai, kuriais mes galėjome remtis, ten ir filmukų buvo sukurta tokia tikrai gera, visai nebloga bazė. Prieš metus prieš pusantrų gal buvo pranešta, kad po metų viskas jau programos nebeveiks. Tai palaukit, gerbiamieji, tai jūs turėjote metus laiko sukurti naujus tinklalapius, sudėti medžiagą ir palengvinti mūsų darbą. Kodėl dabar po darbo grįžus 16 valandą, 4:30 grįžus į namus, išgerus kavos puodelį, aš vėl turiu sėsti, kurti skaidres, kurti, nežinau, viską ieškoti filmukų, nuorodų ir panašiai. O atsivertus pagal naujas programas nurodytas nuorodas, tai patikrinkite, jeigu nepatikrinote, pusė jų iš viso yra neaktyvios arba netinkamos to amžiaus vaikų grupių. Liūdna, kad yra išplauti pinigai. Mes girdėjome vieną konkretų pavyzdį, tų pavyzdžių yra daug daugiau, kur eina mūsų valstybės lėšos švietimui, netgi ugdymo turiniui. Eskaluojama, kad kūriamas naujas turinys, yra įvairių metodinių priemonių ir vadovėlių, dėja jų nėra. Ir tą patvirtins jums ne vienas mokytojas ir ne viena mokytoja. Reaguodamas į kolegijų pasisakymus apie vaikų skaičių klasėse, dar norėčiau pakartoti, galbūt kurie nedirba mokyklose, neišgirdo arba jiems atrodo, kad tai yra nesvarbu. Jeigu mūsų šalies įstatymai numato, kad pradinėse klasėse turi būti nedaugiau 24 mokinių, jeigu mums kartojama, tai ir taip jau yra ribos, jau ta 24 mokinių riba yra ta, kur klasė braška per ribas ir realiai neįmanoma mokyti normaliai ir su 24. Mažo to, daugelį, ypač didmiesčių miestų klasių, tas 24 skaičius viršimas yra ir 25 ir 26 mokiniai ne vienoje mokykloje. Jeigu kažkam atrodo, kad tie 25 ir 26 mokiniai per pamoką nieko tokio, aš siūlau pradinukiams susirinkti savo geriausią klasę, pačių geriausių, motyvuočiausių mokinių ir kada mus pakvies į vyriausybę ar ministeriją nueiti kartu su tais mokiniais ir tiesiog parodyti, ką reiškia suvaldyti 26 mokinių grupę. Kaip jūs mano sukvietimą?
Labai geras, ačiū, kad pakvietei, mes taip ir padarytumėm. Bet norėjau pasakyti, kad streikas ne tik mokytojus liečia. Gerbiami tėveliai, kur jūs? Kur jūsų palaikymas? Mes tai kovojam dėl ateities, dėl sąlygų gerinimo, kad jūsų vaikams būtų geriau. Kad nebūtų eksperimentuojama su vaikais. Kiek galima tų permainų nuolat? Nespėjom su viena susigyventi, jau kita. Įtraukusis ugdymas. Taigi baisu, pasižiūrėkit, kas darosi. Gerai, jeigu tavo klasiai dar viskas gerai. O jeigu ateina vaikai emociškai nestabilus, kaip žvėriukai, rankas kandžioja, tai kas mus apgins? Tėveliai, jūsų nėra. Kur jūs? Prisijunkite prie mokytojų savo pačių mylimiausių, tarp kitko. Tėveliai prisijungia labai paprastai. Jie leidžia vaikus į privačias mokyklas, o Lietuvos valstybė tai leidžia. Aš savo broliui visai neseniai, kuris irgi žada leisti vaiką į privačią mokyklą, jo paklausiu, ar tu nori tokios valstybės kaip Meksika, ar nori tokios valstybės kaip Suomija. Panašu, kad mes keliaujame link Meksikos. Na, bet pirmiausia, nuo Meksikos grįžkime prie Seimo ir noriu tikrai paraginti ir paprašyti tėvelių. Neraginkite ir nedarykite spaudimo mums, kad mes kuo greičiau grįžtumėm ir pradėtumėm darbą, o eikite prie Seimo, eikite prie vyriausybės, eikite visur ir tam darykite spaudimą. Tai turbūt, kai grįšite į mokyklas arba savo kolegų, kurios nestreikuoja, paprašykite, kad kai surengs tėvelių susirinkimą, turbūt reikėtų asmenuoti ne tik aš einu, tu eini, bet aš streikuoju, tu streikuoji, jis streikuoja, mes streikuojam, jūs streikuojat, jie streikuoja. Mažo to, būsimasis streikas. Aš streikuosiu, tu streikuosi, mes streikuosim. Gal tada ką nors ir pasieksim. Gal dar kas nors norėtų užduoti klausimų, ar padėkoti, ar pastebėti ką nors. Pabaigai dar turime tokį, šįryt radau gerą anekdotą, nežinau kaip čia geras turbūt. Matematikos pamoka. Mokytoja klausė Petriuko. Jei tavo vienoje kelnių kišenėje yra 10 eurų, o kitoje 30, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš užsimoviau svetimas kelnes. Linkiu visiems vaikščioti su savom kelnėm ir su pilnom kišenėm. Ačiū mokytojams, dar primenu, kad šiandien mūsų pamokoje buvo Vilniaus Žemynos progimnazijos mokytojos Ramunė Valinskienė, Inga Mameniškienė ir Asta Zaberskienė. Ačiū mokytojams.